Atvertėm, viskas ok. Apsivertė Eimantas. Tai sveiki gyvi sugrįžę į mano YouTube kanalą ir šiandien mes sveikinamės iš namų. Sveiki, sugrįžę į mano YouTube kanalą. Turim tikrą vidurvasarį, kaip matot, be lietaus, labai keista, kodėl šiandien saulė šviečia, nes šiaip turėtų lyt, kaip įprastai. Bet mes šiandien ne apie orus, o apie, kaip matot, pašoniai stovintį mano keturatį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ateina mano didžiai ir ilgai laukta kelionė į Rumunijos kalnus, Rumunijos Karpatus. Važiuosim jau šiandien vakare. Tikslaus skaičiaus nepasakysiu, kiek mūsų čia važiuojančių, bet kažkas 16, gal 18, kažkas tokio. Tai jo, vežuos ir savo žvėriuką. Tai turėtų būti smagi ir labai įdomi kelionė, nes su keturačiu važiuosim 5 dienas būtent kalnuose. Kalnų kelionėje turėtų būti įdomu. Žiauriai laukiu. Turėjom išvažiuoti rytoj, bet su Adomu iš Motoraiderio šiandien susitikom, sakom, važiuojam šiandien. Norisi greičiau tų kalnų. Tai trumpai einam, aprodysiu, ką čia šiai kelionį reikėjo pasiruošti. Aišku, šiandien kažką dar apsiruošiau, vakar nuvariau į aptarnavimą, tai šiandien prasivežiau, viską aptvarkė, pakeitė tepalus, sužiūrėjo, kas kur negerai, šiaip realiai dar nieko čia jam nėra, nes kaip ir naujas, tai pakeitė dar priekinės kaladėlės, galinės jau buvo keistos, kas svarbu, nes kalnuose tikrai reikės daug stabdytis. Tada apžiūrėjo viskas kaip ir viskas čiki, tai jo, dugno apsauga būtina. Tokios padangos reikalingos originalios, nes zilos šito vietai netinka, nes tenais bus ko gero daug akmenų. Snariškai gesintuvas, reikės ir 5 litrų kanistro kelias dienas. Užsisakęs esu tą normalų kanistrą, bet nespėjau gauti, tai tenka naudoti žoliapjovės. Tada vešiuos dar papildomą reikalauja pasimt, kad nereiktų kiekvieną dieną važinėti į kolonėlę. Tai užsipilsim ir į motociklą, ir užsipilsim ir į keturatį, ir į kanistrą, ir taip išvengsim kasdien važinėjimo į degalinę. Toliau, užsidėjau daiktadėžę, bet su ja mes nevažiuosim, nes nėra tikslo vežtis papildomą svorį, nes tenais turėtų būti visokiausių vietų, tai yra tikimybė, kad ją nuplėš. Tai tiesiog aš ją nuimsiu, dabar aš ją tik tais užsidėjęs transportavimuisi, tai čia yra sudėta krūva daiktų, o važiuosiu su šita mūdo daiktadėžė ir kas ten telpa, žodžiu, o ką aš čia pasikrovęs, tai toki, tai faktas. Fintrailo visa apranga, toliau ten kojų šarvai visi, krūtinės nugaros šarvai, tada nusipirkau štai tokią kuprinėlę, dar užsidėsiu be važiuojant, tai kuprinėliai turi būti racija, tai jau iš karto susikurpęs į šalmą įsidėjau racijos pajungimą, turiu čia mygtuką pasikalbėjimui, realiai čia tas pats principas, kaip naudoju BMW-tyje, pasikalbėti su komanda, tai bus susijungsim su važiuojančiais kartu ir bus su racijom žymiai paprasčiau šnekėtis, nes tenais būt gali per didelis atstumas, kad išneštų šalmo ausinį. Tiesiog, jeigu per didelis atstumas, tai tiesiog ryšys nutruks ir viskas, o su racija šito išvengsim ir bus galimybė pasikalbėti. Toliau visi reikalingi tokie mini daiktai kaip raktai, izoliacija, zateškės, suktukas, dar tokie smulkus įrankiai, ką reiktų pasiremontuoti, jeigu kažkas atsitiktų, ventiliai atsarginiai, tokių visokių smulkmenėlių prisikrovęs. Ir tiek, kas dar lieka, tai tašė rūbų, nes išvažiuojam realiai Liepos 20-24, tai čia gaunasi 5 dienos gryno važiavimo su keturačiu ir dar aišku po porą dienų pirmin ir porą dienų atgal. Tai tašė rūbų, kita kuprinė visos būtent šitos įrangos, tai dronas, GoProškės, mikrofonai, pakrovėjai, powerbankai ir taip toliau. Ir tiek, pasiruošimas kaip ir done, laukiu vakaro. Atvyks Adomas su džipu ir su priekaba pas mane, pasikrausim ir judėsim link šiltosios Rumunijos. Kol kas tiek, einu ruoštis, dar nuvažiuoju
apsikirpti, nes jau šalmą ant galvos turiu per didelį. Ir lekiam į Rumuniją kartu. Tai iš karto padedam laiką ir stebim šitą įdomią, manyčiau, kelionę. Nu, aš jau degaliniai, Sandar privežė dar daiktų ir jau turim hebrytą atvažiuoja. Žiūrėkit, su kokiu važiuosim. Džypu. Ir čia reikia dar pasikrauti. Paskutinis mano bus. Gerą dieną. Labas. Gerą dienelę. Gerą dieną. Labas, Simuk. Nu, žinai, Sveiki. žinai, Simuk, su tavim tai dar atsibūsiu, bet va. Labas ir viso, ne? Stumsim. Kai čia buvęs. Tai gali dabar nusifilmuoti kokios padangos prieš Jo, ir jo. po to po. Jeigu liksiu padangoje. Likti tai. Ashamed, think something new under the sun. You can't take back them things you already done. Bagažinė. Nieko dėl šakočių nesakė. Dėl šakočio ne. Bet o, sako. Šmačnėgo. No, but they all see what they Kas vakarieniai. Karšta. Ne. Atvėsu jau? Tai jo, man taip ilgai važiavo. need help. Oh, but still you. Turim beveik 6 valandas ryto ir esam jau prie Zakopanės. Non-stop. Važiavom visą naktį, šiek tiek keitėmės, vairavo Domas, tada aš dar šiek tiek pavairavau. Ir dabar vėl. Pradėjo švist, kiek kilometrų nuvažiavę, tai nepasakysiu, bet kol kas atrodo viskas gerai. Ten, kur prieš tai filmavau, tikrinamės ratą, nes šiek tiek vienas ratas traliuko kaito. Tai atleidom truputį kaladėlės, nes toks vaizdas, kad lietė, pravažiavom, nustojo kaisti. Nes jau galvom, guolį reikės kažkur ieškoti ir naktį keistis, bet atrodo viskas kaip ir gerai. Keturačiai laikosi, mes irgi laikomės, nelabai dar buvo kada numikt, gal kokie 20 minučių tik miktelėjau. Tai žiūrėsim, gal dar dienos metu atsijungsiu. Dabar bandysim šiandien pasiekti visgi tikslą, dieną net anksčiau, nei turėjom. Teoriškai turėtumėm po 3 valandų tik tai rinktis dar Kaune ir išvažiuoti, o mes jau baigiam pravažiuoti Lenkiją, tai turėsim dar tokią laisvesnę dieną. Bus lengviau gal pasiruošti ir nebus tokio streso iš karto sėsti ir lėkti. Na, bus matyti. Kol kas oras džiugina, bet žiūrėjot, kitas tralas su keturačiais jau Slovakijoje berods, tai sakė, nuo Zakopanės visą laiką lyja. Na ir rodo, kad šiandieną turėtų dar lyt tenais ir Vengrijoje, ir Rumunijoje, o po to oras turėtų gerėti. Eidam kokios kavytės pasidaryti ir toliau į kelią. Atvažiavom. Netrukom nei 24 valandų per parą. Siniaukė. 22 valandos, man atrodo. Visa kelionė kaip ir buvo viskas normaliai. Lietaus kaip ir nebūta. Vienoje gal ar dviejose vietose. O čia atvažiavus tai dabar purkštauja. Nu, faktas, į kalnus pakilom. Vaizdai, tai wow. Upės sraunios, kaip matėm važiuojant, tai bus įdomu. Nematot jūs tokio vaizdo, ką aš matau gyvai. Fainai, eisim krautis, ruoštis į parduotuvę, reikės dar kažko nusipirkti vakarui. Pavakaroto rytoj kažkas po piet trumpą pravažiavimą turėsim. Viskas nukrauta, mūsų daiktai. Čia pirmas svarbiausias akcentas. Taip, svarbiausias akcentas, visa stovykla prasideda nuo vėliavos, ne tai kad iškelimo, bet pritvirtinimo. O paskui jau visos kitos vėliavėlės
kad nepamirštų, kur mes esam. Kaip ponai. Jis pasikrauti. Ten spalnikas, virtuvėlė ir krūva kambarių. Čia 2 vietos su tualetu dušu. Čia 2 vietos su tualetu dušu. Ir čia 2 vietos su tualetu dušu. Nu gražiai ir tokie 2 identiški. Mes būsim ten, saudomu. O dabar leisimės iki miestelio, reikia apsipirkti vakarui maisto, reikia pavalgyti, nes šiandien visą dieną tokia paviškiai kažką įskrandį ir normaliai kaip ir nebuvo pavalgyti. Tai va, ir dar aišku, reikės eiti padėti ruoštis iki galo, pasiruošti, nes rytoj sulauksim visų atvykstančių iki galo. Tada bus briefingas, o dabar dedam laiką, nes vaizdai tai wow, įspūdingi. Ir jeigu dar kažką pafilmuosim, tai vadinasi pasifilmuosim, o jeigu ne, tai kelsimės turbūt iškart į rytojų. Tai labas rytas, jau atsikėlė, sulaukėm dar kompanijos, atvažiavo 4 keturračiai šiandien ryte, jau papusryčiavę ir po biškį ruošėmės keturračius, taip pasipūtėm slėgį padangose, nusėmėm ko nereikia, plius minus apsidėliom daiktadėžės, ruošėmės po truputėlį, šiandien dar briefingas, registraciją reikia pasidaryti ir po kokių 3 gerų valandėlių bandysim pajudėti į pirmą tokį šiandienos lengvą maršrutą. Apie porą valandų minėjau, kad bus, turėtų būti smagu, oras visai neblogas, aišku apsiniaukia, debesų yra, bet normalu, čia yra kalnai. Tikėkimės nelis, kas yra svarbiausia, bet čia galima tikėtis visko. Remigiau, ko šiandien reikia tikėtis? Šiandien tikėsimės labai gražaus gamtovaizdžio ir patikrinti visos technikos, kaip judesys, kaip racijos dirba, labai trumpas maršrutas, 20 km, bet 2,5-3 valandas judėsime, bet bus visko. Įkalnių, nuokalnių, griovių, akmenų, upelių. Žodžiu, toks visi vorele važiuosim, apie 20 žmonių iš karto važiuosim ir pasitikrins, kam praplėtimo reikia ratų, kam oro daugiau ratuose. Žodžiu, tokie išbandymas šiandien. Briefingas išklausytas, rengiamės naujas maikutės, darom fotkę. Ir už pusvalandžio pajudam aukštyn. Safety first, uždėta, užsimesiu dar fintrailinę striukę ir šiandien bus gerai. Nebus šiandien karšta diena, tai turėtų būti viskas būt komfortiškai, o jeigu bus šilčiau, tai lygiai rengsiuos taip pat ir ant viršaus endurinę maikę dar nusipirkęs, užsimesiu ir bus gerai. Viskas palieku šitą kamerėlę namukį, nes jos tikrai nesivešiu, nes atidaužysiu, atkratysiu, tai filmuosim nuo GoPro'škių. Kaip, Adomai, nuotaikos? Va, kalnuose visą laiką geras nuotaikos. Gerai. Ką, pirmieji jau išvažiuoja. Tuoj lekiam ir mes.
pertraukėlė. Trumpa, bet stipru. Žiauriai smagu, daug šlaitų, tokių. Per kamerą neina to perteikti. Viskas, pabaigėm. Porą valandėlių, nepilnai turbūt. Wow, galiu pasakyti. Tai aš įsivaizduoju, kas darysis kitas dienas, kai važiuosim net tokį trumpą maršrutuką, nes čia realiai nulinis buvo, kur pravažiavom 20 max kilų. O vaizdai tai sproksta galva. Remyga, šitas maršrutas dabar jis buvo toks, visko buvo? Jo, visko buvo trupučiuką ir kad įsivaizduoti, kas iš tikrųjų laukia, bet čia yra kaip pavyzdys 100 metrų, ten bus kilometras tokių atkarpų. Ir po truputį kiekvieną dieną sunkės, o paskutinės 2 dienas bus iš viso kelionė su prieskoniais tikras. Bus viskas. Kaip? Puikiai. Einam rengtis, praustis ir atvėsti. Užkliūkite ant to motociklo, nes atpalaiduokite tos visus tokius raumenis, nes paskui gali tikrai skaudėti, bet gamta vėlgi per tuos 2 mėnesius kažką galėjo pakeisti. Jūs gal paaiškinkit, kas yra vedlys, nes mes išvažiavom Ir manau, tokia situacija, susivaldom, susikelia maršrutus ir grupelės, kas nori išvažiuoja. Viskas vieni kitus pasivysim arba prasilenksim ir taip toliau. Antrą dieną, arba jeigu tiksliau, tai pirmoji kelionės diena. Šiandien turėsim pirmą ilgąjį maršrutą 50 km. Šilta šiandien turėtų būti, tikrai striukės vintrailo nereikės dėtis. Bus šilta, kaip pagal matot, saulės apšvieta rytinę ir šilta stipriai. Tai vakar pasėdėta buvo, šiek tiek ilgelėliau. Bet rytas atsikeltas, pusryčiai jau pavalgyti. Viskas reikia ruoštis, nes jau turėtumėm tojaus ir startuoti. Tai labas rytas. Pasijungiau mikrofoną, vakar pamiršau, iš tikrųjų įsidėčiau viskas taip ant smūgio greitai. Tai vat mes ir išsiruošę. Šiandien turi būti gan karšta diena. Viskas man pasijungia. Čia kibriki varysim mėlyną maršrutėlį, šiandien apie 50 km. Ir bus, kas čia bus, kas čia bus. Tokia faina ir gan stipri gal diena. Oi, kaip gerai, biškį jau vėsiau, nes tikrai šildo nemažai šiandien. Gazuojam. Oba, nusmagiai. Galiuko svarbiausia stabdyti. Čia nieko, statu labai, bet visai gerai. Važiuojam kalnuose realiai tai visą laiką su 4 varomais. Jau 2 tai galim pamiršti. Nebent asfaltu važiuoji visur į kalnus, realiai į šlaitus, razgonus duodam ant H raidės. Tada L realiai naudojam tik leidžiantis nuo kalno kažkur upeliu
dar ilgas nusileidimas, tai šiandien jų tikrai bus, tai matysim, dar papasakos. Šiaip vakar jo, išbandžiau kalnų stabdymo. Aфигienas reikalas, žiaurus, ta prasme, gali paleisti ir savo atsisėdęs vos nerūkai, nes žiauriai stabdo ir dar plus gaziukas paduoda. O, čia reikėjo šį gaziuko duoti, jau prasideda linksmumai. Ui! Jo, čia keturačiams išbandymas geras. Čia tai realiai keliai yra ir žmonės jais važiuoja, kur čia su keturačiu turbūt kaip su džipu nebent ar kokiu užvažiuoti. Reikalų yra. Nu čia tai kaip ir viskas gerai. O vartukai. Vartukai tokie yra viskas gerai. Per juos, kaip ir sakė, galima važiuoti, tik tais būtina. Pirmasis atidaro ir antrasis uždaro, nes jie faktas skirti gamyklom, avis karvutės laiko. Žmonės nedraudžia važiuoti savo keliukais, savo laukais, bet tik tais reikia klausyti šitus dalykus, atidaryti ir uždaryti. Čia akmenį gali švistelt. Nu, gražus vaizdukai. Pafilmavom vėjuotą baisį biškį, bet gerai, dronas pakilo. Reik neįsilėkti. Spėjau per kamerą, tai atrodo, kad čia mes per lygumą apšė važiuojam. Vos į vairą reikia gerai laikytis, kad išsilaikytum dar. Arkliukai gražus, kokie faini. Tokiais šabakščiniukais, tai dabar Elas belenkaip laiko. Tai va, realiai aš nei stabdžio, nei gazo nespaudžiu. Išsijungsim tik rankenas. Ir keturatis pats važiuoja ir gazuoja. O čia turim šuo tokį nusileidimą. Bet dar, kaip suprantu, priekį bus dar žiauresnis. O čia, kaip suprantu, sunkiausia vieta. Viskas. Good. Viskas, atleis. Nu jo, šikna labai to vietoj gali kelt, bet kaip ir viskas labai neblogai. Bet jo, ten reikia labai atsargiai, nes iš karto kelia galą biškiai ateitum greičiau, tai gali biškiai vošteltis. Bet va, pažiūrėkit, kriokliukai teka, nu ką tu čia? Eik tu savo. Nu, gamta tai įspūdingo grožio, galiu pasakyti. Čia kur kitur taip niekur nepavažiuosi kaip čia. Jokioj Kazlų Rūdoj ar Prienuose, niekur. Belenkas, galiu pasakyti.
nuleidus ratą būtų nelabai smagu, už tai vairą reikia pakreipus. Aišku, būtų gerai ir gazas spaus, bet kaip ir nereikia. O tokie tai kalniukai. No. Nustūmė ir mane. Čia asfaltinės padangos, tai žvyrinės, tai ant molio neįmanoma, o mūsų Alfredas išsilaikęs pakainai. Bet gerai, nusileidom fosforniai kaip ir sveikučiai. Su zilom, tai va Alfredas ir išsilaikęs pakainai. Nu, ne zilos tenais vailtangai, bet faktas minkštesnė guma, purve. Ir palaikė vienintelį, o mes ir nuslydom. O kurmi. Dugno apsauga labai reikalinga šitoje vietoje. Nes pažiūrėkit, kokie akmenukai. Čia kartais, kai nuleidė, tai wow, net per dantis pereina. Nu. Čia visur. Ir šiaip randi, žinok, tokių trosų metalinių, žinai, visur. Nu tai čiagi dirba čia. Vidury miško kažkur. Plastikiniai langai. Svečius? Nu, užeikim. Užeikit. Užeikit, jauskitės kaip namie. Pasitinka, viskas svečiai. O, jeigu reikia pasivaduoti viską. Tuščiom neteikite. Geras. Tas kvapas toks stovyklų. Ja, turim ir malkų pasiskaldę, viską, jeigu ir į tualetą norite. Nu, viskas čia pas mus Laužite Budweiserį normalaus. Yra vinčiuko, švepso. Geras. Vanduo įtariu. Miega. Nu ką, toliau į kelią buvom biškį stabtelėję prie namelio kalnuose. Užkandom dėdės Alfredo lašinių. Važiuojam toliau. Dar likus kažkur gal 10 kilometrų. Lauks kažkokia tais kavinukė, ne kavinukė, ten sakė, sriubytės bus galima pavalgyti. Daugiau nei pusę maršruto nuvažiuota. Lieka kažkas gal apie 20 kilometrų. Apsivertė Eimantas. Atvertėm, viskas okei, dabar tik susižiūrim, ar viskas tvarkoj. Susimušiai, nieko? Ne. Prispaudė tave? Veidroduks. Gerai viskas? Išliet? Gerai. Neskubėk. Judam iš lėto. Taip ir būna blemba. Per greit atvarė Eimantas. Užčiupo ratą priekinį ir sviedė galą iškart. Gerai laimingai. Veidrodėlį tik nulaužė. Tokios vietos labai čiumpa blemba. Reikia neskubėti. Tai sustok ir susiblokuoti priekį reikia tau. Stok.
Vakarai? Įsijungta kanalizacija. Čia meško šiko, man atrodo. O Eimantai diržas jau girdžiu. Skaudžiai per vairą. Pagalys. Gerai. Bliat. Nu ku? Šiek tiek atleidinėk atgal biškį. Įsijunk atbulinį ir iš lėto atgal biškį užmes, nes dabar į priekį duosi versijas. Nu, gaziuką, gaziuką. Varyk, 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 varyk. Varyk, varyk, varyk. Varyk, 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 varyk. Pum, 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 pum. Gaza, 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 gaza. Ui, eiktų. Ups. Dabar man kažkaip reiktų užkilt. Lyt pradėjo, blecha mucha, nu, da tokia vieta sunki. Fui. Oi, čia negerai. Negerai. Stop, 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 stop. Nu, pala. Varyk, varyk. Varyk, varyk, gaziuko. Bum, 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 bum. Gerai. Pietukai padaryti off-road bare. Ant kalniuko kavinukai įsikūrus. Adomo chebra pavalgė. Mes irgi užkandom. Sriubytė su kukuliukais mėsos. Ir leisimės vėl į traselę. Tai nepilnai 10 kg lieka iki namų ir parvažiuosim. Šiltai. Nu ką, dar 10 gal daugiau kilometriukų. Ir eisim į dušą, va, pėsdėts visas, plaukiu prakaitų, nors tik tais užsimeta šarvus ir šitą maikę žalę, bet va ten stovint bevalgant visas šlapės ir po šarvais jaučiu, kaip krūtinė teka. Tai gerai, kad čia dar saulė neplėskė taip žiauriai, kaip ryte švietė. Bet važiuotojai va vėsų. Nu jau prigrįžom. Ir mes, ir Adomo kompanija. Tik tais viens iš mūsų išvažiavo
plautis groteles į servisą, nes užkišo. O aš upiai pasimurgdžiau. Ką tu, kai naujas radikas. Kuro užsipyliau, tai dar lieka realiai pusė kanistros mėlynos. Tai dabar pilnas bakas. Tikrai užteks dar rytoj dasipil, turbūt rytoj reikės važiuoti piltis kuro. O šiaip viskas labai gerai. Kokie nuostoliai. Nuostoliai va čia. Atlupau lipduką į molio šlaitus. O daugiau viskas kaip ir gerai. Tai šiandien įspūdžiai labai geri. 50 km. Tai buvo ką veikti, tikrai buvo sudėtingų vietų, sunkių vietų, bet labai fainai. Viskas sklandžiai, skaityk, keliose vietose gal buvau sėdęs, bet pirmin atgal, čia kažkaip atrodo net kitoks molis nei Lietuvoje, nes Lietuvoje įčiunktų ir batai. O čia pavyko išvažiuoti realiai be jokios gervės, be nieko. Fainai, smagus maršrutėlis buvo. Einam ilsėtis. Kažką užkast, lauksim vakarienės. Atostogos. Galva tik skauda kažkodėl, nesuprantu. Tai teko tabletę vieną gert. Bet praeis ir viskas bus gerai. Mūsų vartaliotovas keisis diržą. Vartaliotovas. Va. Nu. Gražus diržas buvo. Buvo. Bet dar nieko per daug baisiai, bet jau buvo jau pasvilintas. Tai šitą diržą kaip atsarginį geriau palikti. Jo. O, ble. Apsivertė. Eikit, šiek laiptų. O.